Sveikinu Lietuvos Rytą su pergale. Labai gaila, atmosfera buvo nuostabi, noriu iš karto pirmiausia padėkoti žiūrovam už puikią atmosferą, puikų palaikymą, net tada, kai atsilikinėjom. Labai gaila, kad mes trečiam kėlinį, manau, kad kažkaip įsigandom tos agresijos, to kieto žaidimo ir tiesiog kažkaip tai pasislėpėm. Vienas kitas žaidėjas už nugarų, nors atrodo tokios rungtynėse tikrai mes nejaučiam spaudimo. Jie yra ryškus favoritas ir tu išeik, įrodinėk, stenkis, nepavyksta. Tai vat, manau, labiausiai gaila gal dėl to, nes patikėjom, kad galim kovoti per vėlai. Ketvirtam kėliny jau ta atkarpa 11-0, jinai jau tokia desperacija. Vat norėtųsi, kad žaidėjai, aišku, mes labai jauna komanda, dabar dar kai Artūras išėjo, atėjo Rokas, tapom dar jaunesnė, bet neturiu visiškai jokio priekaištų dėl kovojimo, dėl stengimosi, tikrai kaip galėjo, taip stengiasi, tik sakau, vat, tie dalykai, kur atrodytų prieš tokią komandą turi žaisti drąsiau, mes šiek tiek išsigandom. Sakau, mes šiek tiek įsigandom to agresyvumo, mes žiūrint aplamai protokolą, 6 klaidas padarėm, tik tai ir 8 perėmėm kamuolius, tai čia retai kada būna, kad daugiau perėmė negu prarandi, bet mes tiesiog labai ilgai gaudavosi, bumsim kamuolį, ties tritaškių linija, nėra jokio agresyvumo ir sakau, ir tie žmonės atrodytų, vėlgi prieš agresiją reikia atsakyti agresiją, puolime, o mes kaip tik sustojom, mes neišnaudojom tos rizikingos Lietuvos Ryto gynybos. Ir manau, kad tas ir buvo. Aišku, kamuoliai. Mes taip pralaimėti kamuolius negalim. Vėlgi, 20 kamuolių skirtumas, beprotiškai daug. Tai yra labai daug ir 12 antrų šansų Lietuvos Rytui, kuriuos beveik visus jie pavertė taškais. Tai vėlgi, atėmus tam tikrus niuansus, gal rezultatas būtų kitoks, bet kokiu atveju tikrai sveikinam Lietuvos Ryto komandą su pergale. Aš visada Semą geriu, nes visada jis jau ko iš jo netimsi, tai kovojimo, jam nesiseka, jis užsižaidžia per tą didelį norą su kamuoliu, kartais reikia jau atmesti, jau blogoj padėtys vis tiek atakuoja, tai čia galva yra jo minusas, bet daugiau šiaip šiandieną tai nei vienam žaidėjui neturiu dėl kovojimo pretenzijų. Tiesiog, sakau, ta baimė tai nereiškia, kad jie nekovoja, tiesiog kažkam reikėjo imtis iniciatyvos, o tuo momentu dėjom į krūmus.